Greičiausiai tavo namuose yra televizorius, kompiuteris ar planšetė. O gal tu jau turi ir savo išmanųjį telefoną? Visi prietaisai turintys ekraną vadinami šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Mėgsti žaisti kompiuterinius žaidimus, žiūrėti vaizdo įrašus, filmukus, o gal kažką kuri kaip aš? Įdomu, ką veiki prie ekranų tu? Kadangi šiais laikais informacinėmis technologijomis naudojamės vis dažniau, tai kviečiu tave šiame filmuke sužinoti, kaip tai daryti saugiai ir atsakingai. Kaip manai, kiek savo laisvo laiko per dieną mokslininkai pataria skirti ekranams? Teisingas atsakymas yra tiek, kiek leidžia tėveliai. Tai gali būti 30 minučių, kartais valanda, bet net ir savaitgalis tai neturėtų būti daugiau negu 2 valandos. Šios 2 valandos apima laiką prie visų ekranų – televizoriaus, kompiuterio, telefono, planšetinio kompiuterio ar panašiai. Jeigu per dieną prie ekranų būsi ilgiau, tai gali nespėti padaryti namų darbų, nueiti į būrelį, pažaisti su draugais kieme ar pabendrauti su artimaisiais. Laikas praleistas su draugais ir artimaisiais sukurs daugiau prisiminimų. Daugiau malonių jausmų negu laikas praleistas prie kompiuterio, televizoriaus ar telefono. Jeigu prie ekranų būsi ilgiau nei rekomenduoja mokslininkai, gali pradėti skaudėti nugarą ar pilvą, gali suprastėti laikysena ir regėjimas. Tau gali kilti klausimas, kaip atsitraukti nuo ekranų, kai kompiuteriniai žaidimai ir filmukai yra tokie įtraukiantys ir įdomus. Turiu tau pasiūlymą. Kadangi jau lankai mokyklą, mokaisi skaityti, skaičiuoti, tai gali pradėti mokytis planuoti savo dienos laiką po pamokų. Kai pradėsi planuoti savo dieną, iš pradžių tau gali prireikti tėvelių pagalbos. Paprašyk jų tau padėti. Dienotvarkėje susirašyk visus darbus, kuriuos turi padaryti. Jei po jų liks laisvo laiko, į dienotvarkę gali įrašyti ir 30-60 minučių laisvo laiko prie ekrano. Prieš sėsdamas prie ekranų, paprašyk tėvelio tau priminti, kada baigsis tavo suplanuotas laikas prie jų. Arba gali nusistatyti žadintuvą, kuris primins, kad atėjo laikas imtis kitų darbų. Kartais gali nutikti taip, kad pasibaigus laikui prie ekranų tu supyksi, susierzinsi. Gali kilti noras nepaisyti susitarimų ir neklausyti tėvelių. Man yra tai buvę. Turiu kelis patarimus, ką daryti, jei atėjus laikui išjungti kompiuterį, televizorių ar telefoną, tu jautiesi suirzęs, supykęs, nelaimingas. Nueik į savo kambarį ar kitą vietą, kur tau yra jauku. Pasiimk savo mėgstamą žaislą, konstruktorių, mėgstamą knygą ar popieriaus lapą ir pieštukų. Vos tik pradėsi ką nors veikti, tavo savijauta tuoj pat ims gerėti. Atsimink, kad supykti, kai nebegali daryti to, kas tau patinka, žaisti su telefonu ar planšete, yra normalu. Bet jei supykęs tėveliams pasakei kažką negražaus, nemalonaus, visada gali prieiti ir atsiprašyti. Atsiprašęs pasijusi geriau, atsipalaiduosi ir nurimsi. Pakalbėjome, kaip svarbu skaičiuoti savo laiką praleistą su informacinėmis technologijomis. Tai yra prietaisais turinčiais ekranus. O dabar turime tau dar vieną klausimą. Ar leisdamas laiką prie ekranų dažnai valgai, kažką užkandžiauji? O ar pastebėjai, kad valgydamas prie ekranų kartais nė nesupranti, kur ir kaip dingo dubuo spragėsių, indelis ledų ar buteliukas gėrimo? Štai ką mokslininkai sako apie valgymą prie ekranų. Mūsų smegenims sunku vienu metu žiūrėti į ekraną ir mėgautis maistu. Vienu metu mūsų smegenys gali susikaupusios atlikti vieną veiksmą. Todėl kitam veiksmui negali susikaupti, skirti tiek daug dėmesio. Tai tarsi dviratį mintum viena koja. O taip mindamas dviratį toli nenuvažiuosi ir nugriusi. Visi gydytojai pataria nevalgyti tol, kol žaidi kompiuterinius žaidimus ar žiūri filmukus. Nes tavo smegenims tuo metu svarbus tik vaizdai, kuriuos mato tavo akys. Jeigu leisdamas laiką prie kompiuterio, televizoriaus ar telefono ekrano jautiesi išalkęs, tiesiog padaryk pertraukėlę ir jos metu suvalgyk sveikatai palankų užkandį, atsigerk vandens, sulčių ar arbatos. Pertrauka bus labai naudinga ir tavo akims, ir stuburui, ir skrandžiui. Sveikatai palankus užkandis galėtų būti vaisius, sauja riešutų ar uogų, daržovė. Vis dėlto smagiausias būdas maitintis tai valgyti kartu su šeima prie bendro stalo.
Ir žinoma, kol valgote, jokių ekranų. Prie bendro stalo galite kalbėtis ir pasakoti vieni kitiems apie tai, kaip praėjo jūsų diena, ką įdomaus nuveikėte ar pamatėte. Beje, sveikatai palankus maistas 3-4 kartus per dieną yra tavo visos dienos jėgų šaltinis. O ar žinai, kas dar suteikia energijos ir gerą nuotaiką visai dienai? Tai geras ir saldus nakties miegas. Dabar tau gali kilti klausimas. Ką bendro turi miegas ir išmaniosios technologijos? O tiesa yra ta, kad žiūrėjimas į kompiuterio, planšetės, televizoriaus ar išmaniojo telefono ekranus trukdo atsipalaiduoti ir greitai bei saldžiai užmigti. Taip yra todėl, kad prieš miegą mūsų smegenims žiūrėjimas į greitai besikeičiančius vaizdus ekranuose sukuria daug darbo. Be to, ekranų skleidžiama šviesa mūsų smegenis žadina, o ne migdo. Todėl bent 1 valandą iki savo miego nesinaudok jokiais ekranais ir užmigdyk juos kitame kambaryje. Pavyzdžiui, svetainėje, virtuvėje, koridoriuje. Gali pasiūlyti tą patį padaryti ir savo tėveliams, nes jiems irgi reikia saldaus nakties poilsio. Prieš miegą gali paskaityti knygą, žurnaliuką, komiksus. Paklausyti tėvų skaitomos pasakos. Tikiuosi, kad dabar ramiai leisi laiką prieš miegą, o tavo miegas bus saldus ir su spalvotais sapnais. Atėjo laikas pasitarti, kaip saugiai ir atsakingai elgtis internetinėje erdvėje. Kaip manai, ar tavo tėveliai žino, kokius filmukus tu žiūri, ar kokius žaidimus žaidi prie ekranų? Tėveliai visada turi žinoti, kokia veikla užsiimi, kai esi internetinėje erdvėje, kad galėtų įvertinti, ar tai tau ir tavo šeimai yra saugu. Tėveliai turi domėtis tavo veikla internetinėje erdvėje, nes ten gali būti tavo amžiui netinkamos informacijos. Pavyzdžiui, žaidimai skirti vyresnio amžiaus vaikams arba vaizdo įrašai skirti suaugusiems. Tavo smegenys dar tik formuojasi, todėl bijo netinkamos informacijos, nes ji yra gąsdinanti, kelianti nerimą, baimę, pasimetimą, pyktį, gali netgi žaloti tavo jausmus. Štai dėl ko naršyti internete turėtum su suaugusiųjų leidimu ir priežiūra. Lygiai dėl tų pačių priežasčių be suaugusiųjų žinios neįsirašinėk programėlių ar žaidimų, nes jie gali būti ne pagal tavo amžių, o gal net užkrėsti skaitmeniniais virusais. Bet ar tai reiškia, kad negali žaisti jokių žaidimų? Tikrai ne. Gali drąsiai žaisti žaidimus, kurie yra pažymėti PEGI ženklu su tavo amžiaus skaičiumi ir mažesniu. Pavyzdžiui, jei tau yra 7 metai, tu gali žaisti visus žaidimus pažymėtus PEGI 7 ir mažesnių nei 7 skaičiumi, tarkime PEGI 3. Šis žymėjimas nereiškia, kad žaidimas yra lengvas. Tai gali būti įdomus ir labai sudėtingi, daug mąstymo reikalaujantys žaidimai. Tiesiog jie yra draugiški tavo amžiaus vaikams. Mėgsti žiūrėti vaizdo įrašus ir filmukus? YouTube Kids svetainėje visi filmukai ir vaizdai yra tinkami tau. YouTube Kids leis savarankiškai naršyti ir ieškoti tau patinkančių filmukų. O tėveliai visada žinos, kad ten tu esi saugus. Norint apsaugoti tave ir tavo šeimą, tau dar negalima turėti socialinių tinklų paskyrų ar jaunimui skirtų programėlių. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord ir panašiai. Socialiniuose tinkluose vaikų laukia daugybė pavojingų situacijų ar dalykų, apie kuriuos papasakosiu vėliau. Todėl įstatymai draudžia vaikams iki 13 metų naudotis socialiniais tinklais ir vyresniems skirtomis programėlėmis. Taisyklių internetinėje erdvėje reikia laikytis lygiai taip pat atsakingai kaip ir realiame gyvenime. Pavyzdžiui, kelyje. Juk visi žinome, kad negalime eiti ar važiuoti, kai dega raudonas šviesoforo signalas. Žinome, kad negalime eiti per gatvę ten, kur nėra pėsčiųjų perėjos, nes tai yra pavojinga tavo ir kitų sveikatai. Atmink, kad patekti į socialinius tinklus vaikui iki 13 metų yra lygiai taip pat nesaugu, kaip pėsčiajam eiti per gatvę, kai dega raudonas šviesoforo signalas. Papasakosiu istoriją, kas nutiko Augustui, kuris susikūrė profilį socialinėme tinkle. Vieną kartą 10-metis Augustas prisijungė prie socialinio tinklo savo 15-mečio brolio vardu. Socialinėme tinkle Augustas susirado bendramžį draugą Rimvydą. Su Rimvydu buvo smagu bendrauti, nes jie abu mėgo tuos pačius kompiuterinius žaidimus ir galėjo ilgai apie tai susirašinėti. Jie netgi buvo susitarę susitikti prie Augusto namų, tačiau Rimvydas taip ir neatėjo, nes neva jo neišleido į lauką.
Rimvydas papasakojo Augustui, kad vasarą važiuos į vaikų stovyklą. Jis paklausė Augusto, ar jis neplanuoja savo atostogų. Augustas naujam draugui papasakojo, kad už savaitės su visa šeima išvyks atostogauti į Palangą. Augusto šeima sugrįžo iš atostogų ir rado apvogtus namus. Policijos tyrimai parodė, kad vagys buvo 3 suaugę vyrai, kurie vėliau prisipažino, kad socialinėme tinkle visą laiką apsimetinėjo berniuku Rimvydu ir apgaudinėjo Augustą. Augustas buvo labai išsigandęs, sutrikęs, nusivylęs. Jautėsi išduotas ir stipriai apgautas, nes visą laiką galvojo, kad Rimvydas yra 10 metų internete sutiktas draugas. Ko galime pasimokyti iš šios istorijos? Visų pirma, kaip ir tikrame gyvenime, taip ir internete, elgiamės sąžiningai ir atsakingai. Nemeluojame savo amžiaus ir nesiregistruojame į socialinius tinklus kitų žmonių vardais. Svarbu sulaukti tinkamo amžiaus, kada patys galėsite prisiregistruoti ir mokėsite saugiai naudotis. Nebendraujame su nepažįstamais internetinėme pasaulyje sutiktais žmonėmis. Juk taip pat nebendraujame ir su gatvėje sutiktais nepažįstamaisiais. Nesusitinkame su internete sutiktais žmonėmis realiame pasaulyje, nebent esame lydimi tėvelių. Internetinėje erdvėje neatskleidžiame asmeninės informacijos. Telefono numerio, adreso, nuotraukų, atostogų planų. Nepasakojame apie turimus daiktus, kokią mokyklą ar būrelius lankome, kur dirba tėvai ar panašiai. O tokių apgaulių gali nutikti ne tik socialinėse tinkluose, bet ir per skambutį telefonu. Todėl geriau neatsiliepti nepažįstamiems. Juk tėvelių ir visų geriausių draugų numerius jau turbūt turi savo mobiliajame telefone. Tokios didelės bėdos Augustas ir jo šeima taip pat galėjo išvengti. Jeigu apie naują internete sutiktą draugą jis būtų papasakojęs savo tėveliams ir nebūtų nuslėpęs planuojamo susitikimo bei kitų pokalbių, vagystės nebūtų buvę. Tėveliai būtų padėję Augustui suprasti, kad tokie draugai nėra patikimi, nes jie nepažįstami realiame gyvenime. Tad jeigu kada nors internetinėje erdvėje pasijusi nesaugus ar tau kils bent menkiausias įtarimas apie kitą asmenį, visada pasakyk tėveliams, mokytojams, mokyklos socialiniam pedagogui ar suaugusiam, kuriuo tu pasitiki. Suaugusieji visada bus pasiruošę tau padėti. Susirask ir brangink realius draugus, nes jie tikri. O dabar pakalbėkime, kaip saugoti savo sveikatą, kai užsisėdi žaisdamas kompiuterinius žaidimus ar žiūrėdamas filmą. Visų pirma, atkreip dėmesį į tai, kaip tu mėgsti sėdėti prie kompiuterio, televizoriaus ar su telefonu rankose. Pabandykime visi kartu dabar atsisėsti taisyklingai. Ištiesink nugarą, pėdas padėk lygiai ant grindų, padėk abi rankas ant stalo sulenktas stačiu kampu, o dabar ištiesk rankas į priekį. Tavo ekranas turėtų būti pastatytas kiek toliau negu per tavo ištiestas rankas. Svarbu, kad ekranas būtų akių lygyje. Tai reiškia, kad tau nereikia nei pakelti, nei nulenkti galvos, kad žiūrėtum į ekraną. Todėl venk žiūrėjimo į telefono ekrano su nuleista galva ir pakelk telefoną kiek aukščiau. Nepamiršk, pabuvus 40-60 minučių prie ekranų, būtinai reikia padaryti 15 minučių pertrauką, kurios metu reikia atsistoti, pasivaikščioti, pailsinti akis. O visų svarbiausia, praleidus kelias valandas prie ekrano, yra pajudėti. Ar žinai, kaip būtų galima pajudėti? Teisingai, fizinė veikla visada pakelia nuotaiką ir gerina savijautą. Apibendrinant viską, su kuo šiandien susipažinome, noriu tau priminti, kad laisvų laikų galima skirti nedaugiau 2 valandų per dieną visiems ekranams bendrai. Televizoriaus, kompiuterio, telefono ir kitų prietaisų. Jeigu būnant prie ekranų jautiesi alkanas, padaryk pertraukėlę ir virtuvėje užkask sveikatai palankaus maisto. Bent valandą prieš miegą skirk ramiai veiklai, knygai, komiksui, pokalbiui. Pasidėk telefoną, kompiuterį ir kitus prietaisus nemiegamajame kambaryje. Žaisk kompiuterinius žaidimus pažymėtus PEGI 3, PEGI 7, o filmai tinka tie, kurie pažymėti N7 ženklinimu. Susipažinus su naujais draugais internetinėje erdvėje, pasipasakok apie tai tėveliams. Ir jokių būdų neatskleisk asmeninės informacijos, tokios kaip telefono numeris, adresas, lankoma mokykla, būreliai, nuotraukos
atostogų planai, nepažįstamiems asmenims. O visų svarbiausia, jeigu internetinėje erdvėje pasijusi nesaugiai, visada kreipkis į žmonės, kuriais pasitiki. Tai gali būti tėveliai, seneliai, mokytojai ar mokyklos socialinis pedagogas, psichologas. Parengta Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.